What's up, guys? Sugalvojau Minecraftą pažaist ir parekordint kokias 10 minučių, nes man reiks eit miegotoj, nes man rytoj egzaminas. Tai vat, nežinau, ką čia pasakius. Čia mano karvių ferma. Kaip matote, jinai labai sėkminga, mes turim daug odos. Tada čia mano skrynios, mes jas dedame daiktus. Čia labai surašiuota viskas, matot, čia koblistonas, čia stonas, jėga. Tikiuosi labai malonu žiūrėti šitą gal 20 FPS gameplay. Aš nesu tikras, kodėl taip messed up viskas, bet aš nekeliu klausimų. O kur čia yra? Aš bandysiu numažinti FPS-us, maybe jis tiesiog toks bus, jo, aš dirbsiu ant šiam FPS ir man viskas bus gerai. Ne, žaidimas taip nenusprendė. Ok, tai turime mano bokštą, ane? Turime mano namą. Ir aš šitą pasaulį pradėjau ant labai senos versijos, tai labai daug dalykų dar nebuvo. Todėl viskas taip barren atrodo, tipo, čia matosi tas tiltas toks visas blokuotas. Ten sugarcane ferma, ten gay namas, bet jis iš 4 spalvų, bet aš neturiu spalvų, aš neįperku tokių dalykų, I'm sorry. Kapitalizmą kaltinkit. Tuomet turime endermeną, aš noriu jį nužudyti. Jo, gerai, reiktų su šito kardu. Ok, tai čia endermenas. Aš tikiuosi nemirsiu, mano FPS way too low for this. Čia bus labai intense kova. O taip. Aš jį padariau tiesiog, wow, kaip vaiką. Ne, aš nemėgsiu vaikų. Čia mano sheep ferma. Aš ruošiu raudoną vilną projektui. Čia bus major projektas. Čia buvau pradėjęs projektą, bet tada supratau, kad noriu daryti iš raudonos vilnos, tai pasidaviau. Palas sprintas yra, galiu sprintinti, gerai. Mes sprintinu dabar super greitai einu, nes TikTok smegenim reikia greitai, aš nežinau, aš gal pridėsiu kokio Subway Surfers footage. Oh my god, endermenas viskas supisa mano šiandien, kančia, aš taip gerai, kad jį nužudžiau, wow. Wow, jis toks loseris. Kodėl tu vogi mano blokus, grinai, what the hell, Saina? Čia net nerodysiu vidaus, čia grinai lame. Tuomet, gerai, sugarcane farmė, ne, tai aš farminu sugarcanes ir tada sudedu į tą skrynę. Tada čia tokį namuką padariau, kad, tipo, žinai, sugarcane fermeris gyventų. Dar niekas neatsikraustė, nežinau kodėl, žiūri geras namas. Pala šitoj peršokinėsiu kažkur, čia įmanoma be fall damage, bet... Oi, pala. Jo, įmanoma be fall damage, I'm the king. Gerai, tuomet turi mano kreivą šleivą tiltą. Jis turėjo būti šonu pastatytas, bet žiauriai durnai stačiau ir kaip matot, čia tokios kreivos linijos tiesiog gavosi, tai... Tai mano tiltas. O, žiūrėkit, kaip gerai bokštas atrodo, wow. O, jis tikriausiai šokiruoti šiuo momentu galvoja. Jis čia pastatė, be jokio YouTube tutorialo. Oh my god, aš manau... Vanduo po mano pėdom virsa į ledą, aš Jėzus, vadinkit mane Jėzum. Gerai, tai čia turi mano bokštą, jis kietas, aš galiu nueiti jo vidų, to jaus nueisim jo vidų, ir ten vidus labai kietas. Pala, ne, aš dabar pradėsiu daug karpyti, gerai, karpau. Oi, čia biškai pavogiau knygas, nes man reikėjo. Čia yra mano bokštas, jis pilnas knygų, nes literatūra yra jėga. Pasekit mane ant Goodreads. Jeigu naudojat Goodreads, prašau naudokit Goodreads. Man patinka įkišti socialinę mediją į kiekvieną aspektą savo gyvenimo. Taip pat sekit mane ant Letterboxd ir ant last.fm. Ir nežinau, ką dar sugalvosiu trekit. Strava, sekit mane ant Strava. Nežinau, dar kažką sugalvosiu, kokią nors svetainę ir įdėsiu irgi. Tai pasekit visur mane. Aš noriu būti matomas ir žinomas. Gerai, kerpu. Gerai, atkerpu. Čia mano tunelis, kurį prieš tai matėte. Bet čia work in progress. Matote, aš rašys weakness potionus, kad zombies paversti villagerius, kad juos apgyvendinsiu. Ir darysiu su jais tiesiog neapsakomus dalykus. Ir čia tunelis biški work in progress, nes man nebelabai reikėjo tiek vietos, tai aš toks, kai sakau, vėliau pabaigsiu. Nes dar nesu tikras, o matot, kai kurį iš kartų statau fermas. Nes reikia dalykų, karvėm. Tada turim reilą, čia honestly geriausia talismaną pasaulyje.
time-lapsim. Tai vat, okei, tai čia, o dieve, ne. Ar aš galėsiu užlipti vėl? Ar tu gali pavirsti atgal į vandenį, prašau? Čia buvo neapskaičiuota. Oi, fuck. Ne! Okei. Vėliau išsiaiškinsim. Gerai, tai šitas reilas veda į šitą lūšną, kurią aš pastačiau. Bet nuostabi lūšna. Tuoj, išjungsiu F5. Oi, ne, neišjungiu. O, F5 išjungiu. Nuostabi lūšna, tiesiog, wow. Nežinau, jeigu norit, galiu išnuomot realiai. Aš nežinau, dėl nuomos pasteirausim su savininku. Gera lūšna, šiaip rekomenduoju nuomotis. Ir jo, čia realiai vien dėl šito pastačiau reilą visą šitą. Nes jo, aš toks busy guy. Aš buvau locked in egzo sesijai per atostogas. Taip žiauriai. Kad net šitą reilą pastačiau lūšną. Vidury niekur. Tai jo. Gerai, mums reikia užlipti atgal. Timelapse. Kai baigęs timelapse. Tai kaip matot, šita dalis mano pasaulio kur kas kietesnė, bet I swear. Ateities epizoduose sutvarkysime. Jo, man regis čia viskas. Man regis čia visas mano pasaulis. Tai va, tikiuosi jums labai patiko. Laukite kitų epizodų. Yeah. Ai, ar čia dar sprogo mano ferma recently, čia aš medžius auginu. Galėsim kitą epizodą sutvarkyti. Thanks.